aplinkosauginės organizacijos, tame tarp ir Gyvių Spiečių, praeitais metais įsikūrusi. Ir ką aš noriu pirmiausia pasakyti, taip jūs esate šio miško šeimininkai, bet ne tik jums šitas miškas svarbus, greta yra Kaunas ir panašiai, kauniškiai lankosi savaitgalį, jie irgi šito miško šeimininkai ir jiem rūpi. Ir ne tik jiem rūpi ir tie, kurie gyvena kitur, kurie pravažiuoja ir kurie retkarčiais pasirodo. Dėl to, kad čia yra nacionalinės svarbos objektas, mes nekalbam apie vietinį. Dėl to, kad visuose strateginėse dokumentuose šitas miškas, Pakarklės miškas, su Kulautos, su Kačerginės ir Vilkijos miškais yra nacionalinės svarbos rekreacijos ir turizmo vystymo arealas. Kaip tokioj teritorijoje atsiranda iniciatyva rekreacinį mišką pakeisti bendruoju planu į ūkinį ir galvoti apie eksploataciją, čia jau sunku suprasti. Dėl to, kad siauri interesai ima viršų prieš visuomenės interesus, prieš visos Lietuvos žmonių interesus. Bet tai šito realiai neturėtų būti. Čia yra taip pat pats vienas iš vaizdingiausių kraštovaizdžio arealų, Nemuno slėnio Dubysos, ir supriešinimas verslo su žmonių visų mūsų interesais yra didžiulis minusas tiems, kurie priima sprendimus. Biologinės struktūros, taip, daug kas kalbėjo prieš tai apie poveikį. Poveikis ne vienareikšmis. Dėl to, kad veikla planuojama prie draustinių teritorijos, nepaliekant jokios buferinės zonos. Dabar mes turime buferinę zoną, karjeras už kelio. Čia darant poveikis nėra aiškus. Gruntinių vandenų pokyčiai, tarša gruntinių vandenų atitinkamai reaguoja ir sumedėjusi augmenyje į gruntinių vandenų pokyčius. Galimos ir greta esančių medynų žuvimai ir panašiai. Jau nekalba apie tą poveikį, kurį žmonės pajus, triukšmas ir panašus dalykai. Tai to neturėtų būti, dėl to, kad tai yra strateginiai tikslai kitokie, o realus gyvenimas rodo, kad mes nusispjaunam ant tų strateginių tikslų ir darom savai. To neturėtų būti tikrai. Iš ten tai, kaip sakoma, geologinė struktūra jinai ta pati yra ir šiapus kelio ir kitapus kelio, bet tai yra du atskiri telkiniai ir jo eksploatavimas vienareikšmiškai. Net mintis apie eksploatavimą, jinai daro žalą visam kam, visai mūsų aplinkai ir mūsų pačių gyvenimo kokybei. Aš laikau, kad tai yra, sakykime, nusikaltimas prieš vietos apylinkių ir visos Lietuvos visuomenę ir tai yra daugiau vertybinis klausimas. Ar mes ginam savo žmonės, dėl savo žmonių veikiam, ar veikiam dėl siaurų struktūrų interesų. Ne materialinis, bet vertybinis. Norės, kad vertybiniai klausimai Lietuvoje būtų atstovaujami teisingai. Ačiū. Ačiū, gerbiamas.